Tai kas čia nori man būti volunteer, vienas žmogus. Savanoris vienas žmogus, galite teikti. Aš neužmušiu jūs. Ačiū. Jo, tai pirmiausia, ranką pakelia. Okay. Ir jis stums į viršų, o aš stumsiu žemyn. Tai pradėk, stumti į viršų. Okay. Dabar apie jeigu aš šičia bandyčiau stumti į viršų, aš galiu jį žemyn nuleisti. Bet šičia, tai mes abudu taip apie tokio pačio stiprumo. Tai dabar aš noriu, sakyk šitą. Tai mano vardas yra Viktoras. Mano vardas yra Viktoras. Gerai. Okay. Dabar sakyk tau, mano vardas ir koks yra. Mano vardas yra Romanas. Okay. Aš negaliu nustumti žemyn. Sakyk, eiti dėl sveikatos, eiti pas McDonald's ir susamdyti hamburgerį. Ir dėl sveikatos reikia nueiti į McDonald's ir suvalgyti hamburgerį. Okay, resist. Okay. Žinai, aš žinau, jis norėtų tą valgyti. Netrodo, kūnas mėgstėtų. Dabar valgyti pas Gražiną, pavyzdžiui, valgyti dėl pietų. Valgyti pietus pas Gražiną. Susti. Sveiką maistą. Resist. Aš negaliu visiškai. Žmogus, kūnas viską žino. Dėl jo sveikatos valgyta, pavyzdžiui, tahini iš sveikatos štoro, sveikatos parduotuvė, resist as I press down, kur yra roasted, resist. Okay. Eina žemyn. Alyva, kur yra šaltai, išimta iš alyvos, resist. Aš negaliu nuspausti. Kaip sakant, kūnas žinau, kas bus gerai ar ne. Ir kadangi šičia aš noriu parodyti, viskai kaip gali su savo kūnu žaisti. Pavyzdžiui, kai aš dabar pradėsiu, jis gali, va šitaip aš jų viskai nueinu nuo galvos žemyn ir kelis kartus šitaip į šitą pusę padariau. Resist as I press down, okay? Priešinis. Okay. Dabar aš noriu, kad paimtų savo rankas ir šitaip nuo žemai ir šituri rutulį padaryti. Va šitaip, va. Gerai, nuo apačios į viršų. Dabar pažiūrėsim vėl, kas atsitiks. Resist as I press down. Priešinkis. Labai stipriau. Bet kai aš dabar padarau į kitą pusę, resist as I press down, okay, neturi stiprumą. Ta pačiu gali padaryti daug energijos, čia yra vadinasi šį vietovį, kur daug energijos savo sukūrė. Tai galvok rutulis apie tavo tą bambą ir eini į rutulį, taip kaip eina aplink laikrodžį į tą pusę. Tai kai tas padarau, resist, labai stipres, bet į kitą pusę, jeigu padarysim, pabandykim vėl, resist ir neturi stiprybės. Bet tai, kai kūnas yra labai įdomus, kaip sakant, mes esame elektrikos sistema ir, kaip sakant, ir galim pakeisti savo elektrą, taip kai tavo, pavyzdžiui, dabar, jeigu aš kas nors žmogus jį muštų sakykime, į ranką, tai jeigu galėtų skaudėti, ne tik tai, bet jeigu nori greitai išgydyti, tai va, tą ranką, kur sumušė, uždėti šitą dalį ir čia, ir palaikai tuo, kai atsitiko ir prapuls. Mano koja buvo šitą va, buvau sulaužiau, kritau ir labai buvo daug skausmų. Aš tuo pačiu laiku, aš neturėjau jokios pagalbos, tik tai Dievo. Aš guliau purvą ir uždėjau šitą ranką, šito yra kairė ant to sužeidimo vietos, o dešinę apačiu ir laikiau kokią 10 minučių, nieks atsitiko, didžiausias skausmas ir paskui po to prasidėjo ugnis, labai karšta ir buvo kelios minutės toks karštis ir paskui pasidarė normala temperatūra ir sugijo visiškai koja, kaip sako, ir galėjau vėl dirbti, nebuvo jokių raudūnų ar geltonų
kaip sakant, ir nieko nematei, matysi ant kojos. Tu turi jėgą, labai elektriką jėgą, gali save išsigydyti, gali kitiems padėti išsigydyti. Tai ačiū labai. Ačiū Jūs. Taip, galit atsakymus klausti visokius, kai sakot, gali paklausti, ar aš ant loterijos kokius numerius gali sugalvoti, pabandykite. Ir jeigu laimėsite, atsiųs Gražinai viskį.